Labas. Varom ant Kauno marių, pabandyti vakare pasėdėti. Pagaut karščią, tikiuosi. Bus matyti, arba šį savaitgalį, arba niekad jau nebeišeis užlipti. Tai judam. Palapinių miestelis, matau, jau stovi. Aha, beveik koja. Geras kojas. 4-5, nu. Ir gražios žuvis visai, nu. Paleistas žuvis, skaitas. Kolega Ričardas Jankevičius žvejoja. Gal vėliau reiks užsukti, pasilabinti. Kaip įsikursim patys. Tai prilaikyk, aš jau sukoreguosiu tą. Palaikyk palankę. Pala, reikia koliukus tada sugriežti koliukus. Jau stovi. Kokią kvapą nueitų. Ir viskas, po to žinaigi. Ką reikia. Ateis. Kaip daryti. Jau žinom šitas dalykas. Ateis. Bet su plūdelę gaudydavai? Blema, sakau, reikia susirišti. Šitą įleisiu, kol laikinai. Jeigu ir yra. Tai tokių ir priplaukė. O, pugžlys. Geras ženklas. Tai yra pugžlių, bus ir slėščių. Bet kažkoks kliūvas. Pajaukinam jauką, karpytų kirmelių visų, dziko ir matylių. Ir jau roda, žuvyčių atsirado dugne, o aš va su tuo vadinamu karamyslu bandau tokį tik turiu. Leidžiu dugną našį ir uždėsiu plūdelę tokią. Tai jaukinimui ten gale eketė padaryta mūsų. Ir ten jaukinam ir šleifas eina taip daugmaž per vidurį. Ir kampuose po eketytę vieną. Va. Srovė tai yra tokia. Jaučiasi. Plūdė. Nunėrė gilin. Bet reikia pradžiai nutaikyti labai. tą gylį. Ledas tai kokių 10 cm. Toks neblogas. Va, kad prilaikytų, dabar jau viskas. Plūdelį ir panėrus, jeigu ką jinai išneria, jeigu kimba į viršų, arba į šonus vaikšta kažkaip. 7 kokias valandas, taip įsivaizduoju, ir lauksim kibimo. Jau 7 valandas, pilnai susiruošę, tai virš valandos geros, kol susirašėm, užima laiką. Tai manau, iki 12 pasėdėsim. Dar čia balioną buvau, pasikeičiu balioną, kad pasišildyt, ir kažkokia antgalė trūksta. Žodžiu, nėra kaip uždėti. Tai be šildė pabūsim. Nu, bet palapiniai, svarbu, vėja nėra ir nėra taip šalta. Zurzikas. Nedickas. Piktas labai. Tai gal ir man toks pat buvo. Ant zuiko 4. Bent jau startas yra. A, kur daugiau? Nuplauks gal toliau kur.
Reikia tikėtis. Pajudėjo. Žiūrėk. Netikras pavojus. Čia gal pats biškiau pajudinę. Gali būti nesanytampas labai. Pasišildyti rankas reikia. Tipo, tik ištraukia ir su oru reaguoja ir šilt pradeda. Jeigu tas paskutinis, tai tikrai. Ir tave reikia pradėti filmuoti, bet čia. Be žuvies sėdžiu. O. Pats ir atskabėjo. Nu, bet jau toks biški gražesnis. Nu, taip, jo. Bet dar ne tas. Ne tas kalibras dar. Tas, ko mums reikia, visiškai. Bežiūrėk, gal biški judesio pabiškį atsiranda, gal valgyti pagaliau pradės. Nes jau lemba nervat pradėjo, ne? Nu. Bliamba. Gražus? Ne, gal taip atrodo tik. Na, pirmas toks įspūdis, ne? Seniai jau traukiau. Bliamba. Žiūrėjau. Jūs visi paliekėte biškį papiktėję. Aš matai, lėtai traukiu, tu tai forsuoji. Ai, aš nežaidžiu. Jau gerai įsikabina, tai... Nu va. Toks jau. Kaip tavo tas? Jo, pirmas. Nu. Bent jau atsidarimui. Irgi dzikutį. Eiktų? 4. Toks puskiliukas. Ne daugiau. Puskiliukas. Leidit ką. Dar aptaškė. Bet traukti visai įdomu jau ir tu. Ne, tai žinai. Biški dar. Smagu faktas. Bent jau. Pasižaist. Kovos duoda kažkiek. Bent jau. Netuščiai visai. O, biški palaukiau ir tai kėlė. Jo, Indrija. Turėtų būti ne puskelius. 2 puskeliai. Jeigu neatskabins. Neblogas. Geras. Dėl tokių va čia važiuot reikia. Bliam, čia geras. Jau. Čia koks pusantro. Nu jau. O, žiūrėjau. Irgi geras? Ne, gal ne toks geras. Ne, man nedidelis kryčia. O šitas tai jau tikrai geras. Geras, jau čia. Manakar tokių nebuvo pernai. Nu, kilograminis. Būdavo, ne? Kilas 200, gal didžiausias. Nu ten jo. A mano toks? Ai, tu filmuoji? 200. Bet ir mažų yra, žiūrėk, man mažas. Nu, Jo.
Vat. Visokie kalibrą plaukėja. Bet mažų daugiau. Čia vien maži. Vienas kitas tik tai toks. Yra? Yra. Mažas. Nu, ne kaip tavo, manau, bet. Bet kaip pasikirtom, tikrai turėjo būti, turi būti normalus. Biški didesnis atrodo. Nu, nes labai kažkaip sunkiai įsikirto, matėsi. Gal visai ir nieko. Pridarys čia. Paukštelinis toks. Nu toks. Žinai, ne tas delninis auksarūžis. Leist ką čia? Sakai? Ką? Nu tai ką čia? Per mažas rūkyti. Biški trūksta. Bet sujudėjo biški, žiūrėk, ne? Nu. Kažkaip pradėjo kibinėti. Nu, toks kažkaip biški. Nu tokie. Čia, oi, ne, čia. Gaila su kabliuku privatau tokį. Nu, bent jau kažkas tai vyk. Bet gerai, įsikabina gerai. Negali skūstis. Tau pukšt. Nu jau kaip pakerti ir jauti. Tik sustoja momentai. Aha. Gal per jį, bliam, tavęs neužkabintų. Nu ir kulminacija. Eik, išsprūdo valas net. Starkis bus. Eikt. O, žiūrėk, dvigubus spąstus papuolė. Nu. Ir tas vienas į burną, kitas dar už kupros. Štai ir traukiasi sunkiai. Nu. Matiliuką. Ne? Dabar, nu. Kad neaptaškytų uodegą priekiu. Nu, mažesnis.
Kaip sušalę, sakau. Nu. Va, viskas. Tai baigėm žvejybą, pasėdėjom nuo 7 vakaro iki 12 nakties ir nieko labai rimta nepasigavo, tik vat, kolega pagavo ten 1,5 gal kokio kilogramo, vieną rimtą karšį, o visi kiti tokie iki puskilis. Jų nemažai buvo, žuvų rodė visą laiką ant dugno, bet kibt kažkaip silpnai norėjo. Tai tiek šiam kartui nuo Kauno marių ir iki kitų žvejybų. Iki.